Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu koks dabar paros metas, ačiū, kad įsijungėte MC Forso kanalą ir su jumis šiandien Karolis. Ir šiandien mes tęsime Minecraft privataus serverio HardMC Pros serijas. Taigi šiandien antroji serija mano kanale ir jau iškart po pirmos serijos sulaukiau daug pasiūlymų. Na, tas daug yra 2 pasiūlymai. Tai vienas atkrito iš karto, o kito dar nežinau visiškai nieko. Tai iš tikrųjų esmė ta, kad dabar, serverį aš vienas, bet šiaip čia žaidžia jau 3 žmonės su manim skaitant. Tai toksai Aurimas dar vienas, tai Mix Gameris, su jo žaidžiau vieną mapą, galit pažiūrėti jo kanalą, aišku, galit nueiti, ir kitas toksai Irmantas. Tai nuo praeito epizodo, kuris buvo beveik prieš porą savaičių, ir ta prasme aš jį nufilmavau prieš porą savaičių, įkėliau jį prieš porą dienų iš tikrųjų, tai praėjo daug laiko ir pasikeitė. Labai daug kas pasikeitė. Tai visų pirma, kur aš dabar gyvenu, tai yra tokia kaip ir nežinau, bet man čia panašu į bažnyčią. Nežinau kodėl, bet į bažnyčią, grinai panašu. Tokia, dar ten, kryžiaus te trūksta viršai. Vieną žodžiu, ką aš galiu pasakyti, tai iš tikrųjų čia rašiausi mainint, bet pagalvojau, kad reikėtų parodyti jums viską. Tai čia langai, aišku, viskas normaliai, čia krosnis, čia visokie mineralų turim, dar labai kol kas nedaug, čia perlų, ender perlų, čia turim šiek tiek akmens, čia yra medis, čia visokie blokai, čia nederakas, čia augalai maistas, čia neiškepti resursai, čia viskas, čia arbor standas. Ir čia mūsų draugelis, kuris yra ūkininkas, tai mes paskui jį galėsime paprastą villagerį atversto, kol kas jisai turi štai tokias cukranendrės, kaip jos vadinasi. Atėjo pagaliau į galvą. Tai ten lova aišku yra mano, ir kur aš esu įsikūręs, tai čia yra Dark Oak Forest. Tai galiu iš karto čia aprodyti maždaug, ten toliau yra plainsai, miškas paprastas, tai yra beržų ir ąžuolų, o čia vis kaip tik atėjo. Mes iš tikrųjų, negalėtume ją pasimti, čia yra arbūzų, visada jūs galit pasirinkti, jeigu norit. Čia mano fermos tokias, čia karvikė, 3. Čia tokį gražų kardą ką tik gavau, beje, nesenai buvau miręs, iššvaiščiau visus itemus, nieko gero. Tai yra kaldas toksai, ten toliau kaldai, ten toliau, atsiprašau, ten yra vėl tokie patys miškai kaip čia, o dar ten tai yra, kaip matot, egliški miškai ir vandenynas. Tai ką mes serveriai veikiam, tai daugiau keliavom, ieškojom ką veikti hatai, ten viską susitvarkėm, sakau. Aš tokį, matot, turiu arkliuką, žirgelį, sakant, joje mikarą, ir mes atskirai dabar gyvenam. Tai šiandien aprodysiu, kaip čia viskas, kur gyvena. Vienu žodžiu, pasidarėm tokį netherhubą vadinamą, tai nežinau ar žinojot, bet jeigu pragare jūs einat ten, tarkim, 100 blokų į tam tikrą pusę, ir ten pastatot portalą, tai jūs atsirandat už 800 blokų tame paprastam pasaulyje. Tai kaip pro tą portalą praeina, tai reiškia, daug geriau yra taip keliauti. Ir dabar šiek tiek geriau turėtumėt mane girdėti. Tai čia aš visai netoli įsikūriau nuo mūsų praeitos bazės, o praeitoj bazėje labai daug kas iš tikrųjų pasikeitė. Ir mes, čia pagrindinis bazės portalas, pagrindinės jos. Aišku, buvo porą kartų užsirovę ant tų pigzombių, tai nežinau. Tai, ką aš galiu pasakyti, kaip jau minėjau, daug kas susidomėjo šituo serveriu, čia dar plus arklys kažkada, čia mano buvo arklys, nes mano buvo miręs porą kartų, tai žodžiu. Tai gal nuo čia ir pradėsim aprodyti, taip. Čia sugarcane'ų ferma yra, čia nethervartsų, čia niekas neprižiūri, čia bulvių, čia javų buvo, čia melionai aišku auga, čia
Čia bėgamasis toks buvo nedidelis. Čia vat eliksyrus daromės. Čia džantinamės visi. Čia vat yra priekaliuka. Fuck, toksai priekaliukas. Tai va. O čia be zombis darėm, bet ten nepaja. Čia viską galite free imtis. Galima tiksliau free imtis. Čia va labai daug daiktų, jie nesutilpo, todėl čia pradėjom net, nes turim fermą. To pačio spawnerio, kur praeitą kartą buvau radęs. Ir jinai yra štai va čia va. Tai reiškia, jeigu jūs čia ateinat, palaukėt, galim dabar aišku ir palaukti ir pasakysiu porą dalykų. Tai čia pradės kristi skeletai. Tai vienu žodžiu, kadangi daug žmonių susidomėjo šituo serveriu, skelbiama tokia kaip ir atranka į serverį. Kas norės, galės patekti. Na, ne visiškai visi. Esmė ta, kad description'e paliksiu tokią kaip ir anketą. Ja, turėsit užpildyti, kažką apie save parašyti, ką jūs ten žaisit, ką taip toliau. Turėsiu susitaikyti su poro dalykų, ten išsamiau yra parašyta anketoj, nes kol kas mes nehostinam. Tai yra, ta prasme, šitas serveris yra hostinamas ant mano kompiuterio ir čia su tokia programėlė Hamachi reikia jungtis, tai vienu žodžiu. Jeigu, tarkim, daug žmonių iš tikrųjų ateis, ne, į šitą serverį, nežinau, ta prasme, kad jūs komentaruose pradėsit rašyti, oi, noriu būtinai šitą serverį, tai turbūt visi su draugeliais susimesim ir pirksim normalų hostą. Ir galėsim normaliai žaisti, nes dabar labai serverio darbo laikas priklauso nuo mano, kaip aš galiu prie kompo ir taip toliau. Vienu žodžiu, sunku labai yra suderinti. Tai, taip, va. Maždaug viską pasakiau, žodžiu, daikite descriptioną, ten bus išsamiau viskas anketa. Tai va čia va matom jau prisikaupė šiek tiek skeletų, mes jas galim užmušinėti, jie mums negali padaryti jokios žalos, kas yra gan smagu. Ai beje, jeigu kas nors nematė, kaip Hamachi atrodo, tai maždaug to tarpu ir serverį upė. Bet vienu žodžiu, esmė ta, kad jeigu norit patekti į šitą serverį, tai reikalavimai nėra labai dideli kažkokie. Tai turėti daugiau, tarkim, negu 9 metus ir mažiau negu, tarkim, 21, nežinau, ar čia kas nors, taip sakant, vyresnioji karta, ar domisi šitokiais vat serveriais, šitokiais vat projektais. Žodžiu, mes išeidam šitos bazės ir nežinau, ar kas nors taip domisi, bet jeigu atsirast, tai mes pažiūrėsim, pasitarsim su draugais. Tai va, čia toliau, velnias. Toliau parodysiu, kur gyvena kiti. Beje, mes radom 2 Ocean Monuments, kas yra visai smagu. Taigi. Ir kiekvienas jau dabar daugumoje gyvena atskirai, tai čia yra, su manim sakau, dar tik 3 žaidėjai, tai vietos serverį tikrai yra. Aš neplanuoju čia daugiau negu 10 žmonių, bet jeigu tikrai atsiras norinčių, tai galėsim ir padidinti tą limitą. Tai, peršokim per čia. Pasisveikinam su tais pikzombiais, labukas. Vyrai ir čia kažkur burkia mūsų gestai. I know you want me, the little guest. Ok. Tai čia toliau gyvena toksai Aurimas. Kaip minėjau, jo YouTube nikas ar neminėjau yra Mix Gameris. Tai turbūt linką į jo kanalą paliksiu description'e, nuorodą, kaip sakoma. Ir daug aš tą parodysiu, ką mes daugumoj darom šitam serverį. Tai va, čia iki jo iš tikrųjų yra daug toliau. Plius dar nusimato dar vienas žaidėjas, tai yra toksai Paulas P. Iš karto pasakau, bet jisai su Beku, tai ten buvo šiek tiek problemų. Nes jis ten su to Hamachi nelabai. O velnės, kur. Tu čia radės? Na, fighters! Woo! Party hard! Iš kur? Jį pradingo, ar kaip čia buvo? Nu, numirė turbūt. Tikėkimės. Mano vos arkliuko nenužudė. Kokia begėdė. Begėdė tu gastė esi. Šmėkla vadinama. Taip.
Tai mes iš karto doidam į portalą. Ir iš karto matot, mano žirgas prasiteleportino. Ir... Tai vienu žodžiu, čia jau pradėjo kurtis Aurimas. Ten matot jo arklys, žirgelis. Čia va, creeperis yra. Mes jį galim, aišku, iškepti. Ok. Turim va creeperį, čia jam toks nedidelis prankas. Ten toliau gyvens turbūt Povilas. Jis dar pasirinks, tai vienu žodžiu. Jo, čia, o čia va kažkur, kiek girdėjausi, tarėsi Irmis gyvent. Bet dar nežinau tiksliai. Nemačiau iš tikrųjų, kur jie turėtų gyventi. Nužudysime tą skeletą. Jo. Vienu žodžiu, tokios tokelės. Bus serverį daugiau. Tokie kaip ir reikalai. Kaip matote. Tai va, tai... Nueikit... Jo, veldas. Nueikit į kanalo... aprašymą. Ne į kanalo aprašymą, o į video aprašymą. Ir ten galėsit pamatyti, kaip patekti į serverį. Tai ten bus tokia anketa ir ją atsiųskit elektroniniu paštu, tai yra hardbcpros @gmail.com. Ten biškai glitchintas, matau, jo. Glitchintas. Ir kai jūs atsiųsit, mes jūs turbūt atrinksim, nežinau, didelė. Iš tikrųjų, didelės šansas yra patekti tą serverį mūsų, nes, kaip matot, jame nėra daug žmonių. Kas turi savų privalumą. Iš karto galim tave nužudyti. O. Mirė. Haha. Jo, labai smagu. Žodžiu, mes dabar grįšim namo. O gal ir ne visiškai grįšim. Aš tiksliau grįšiu namo, o ne. Opa. Aš grįžinėjau namo ir jums sakau ate. O. Ramiai čia. Gerai. Žodžiu, nenumatytas nesklandumas, bet susitiksime kitame video ir turėtų jau daugiau žmonių būt. Taigi, kaip visada. Nepamirškit palaikinti, pakomentuoti. Ir jeigu jums patiko šitas serveris ir šitas video ir apskritai čia kažkas patiko, tai galit visada, jeigu dar nesat paprenumeruoti, jeigu nesat prenumeruoti mano kanalą ir kitų žaidėjų kanalus. Ir aišku, galit pasidalinti su draugais, kad čia yra toksai vat serveris ir čia kažkas gali ateiti, jeigu nori. Tai ką, su jumis buvo kaubojus, kuris varo hatu. Kauju, su jumis buvo BCFarsas. Ir kaip visada. Ate, bičiai. I'm